kviečiamės Paulinos eterinį kūną. 3, 2, 1. Na, ir žiūrim, kas šiai mergaitė yra negerai. Aš žinau, yra keli dalykai. Kažkokios emocijos spaudžia pilvą. Jinai nesusitvarko su savo mintimis. Kaip ir atrodo jai gerai, ane, bet jinai kažkaip pasiduoda. Pasiduoda? Jo. Gerai, dabar žiūrėk, aš tau paskaitysiu, ką jinai čia man rašo. Pirmiausia, tai pasižiūrėk jos santykius su vyru. Dabar po hipnozės, kokie santykiai su vyru. 3, 2, 1. Ir gimda kerta. Kodėl? Kažkas negerai su seksualinė energija turbūt. Nes jinai čia yra rašo, kad sekso problemos. Nu, žiūrim, su patvarkom, ką mes galim patvarkyti. 3, 2, 1. Aš labai gimda skauda. Gerai, ištraukiamės viską iš tos gimdos, išvalom ir iš karto į portalą. 3, 2, 1 ir man net pradės skaudėti apačią. Tarytum jai nusiurbė iki skausmo, žinai. Kas jai siurbė? Nu, kažkas nuvampyrauja energiją. Žiūrim, kas vampyrauja. 3, 2, 1. Įdomu, kaip pas ją su vyro motina. Tai čia ir yra ta problema, jinai labai serga, kiek aš lygtais atsimenu. Jinai čia turėjo problemų su nervais truputėlį dėl jos. Kažkas negerai, žinok, ten per tą galą. Nu, iš tėvo motinos. Ne, iš to vyro motinos. Neina jos, kad užblokuoti ją, atitraukti nuo tos motinos. Nu, bletinai. Nesikeikiam. Atsiprašau, negaliu. Na, jinai tokia, žinai, jinai visiškas, vampyras užvaldytas, kažkas tokio. Ta motina, ne? Bet kodėl jinai prie Paulinos? Nu, todėl, nes per sūnų blokuoja viską. Gerai, uždėkim Paulinai apsaugą būtent nuo jos, kad jinai nepasiektų Paulinos savo energetiką. 3, 2, 1. Grotas uždėjau. Dabar sutvarkom, išvalom Paulinos visą gimdą. Pakviečiam gydūnus. Kas vyksta? Išvalo ir užpildo energiją. Integruojam daug meilės.
baltos šviesos. Net geriau daros. Uždėkim lemputę. Tas vyras irgi keistai elgiasi. Nu, jisai nevalytas. Tai čia nieko gero ir nebus, žinai. Išnaudodam jam bent burbuliukų kažkokių. Duodam 3, 2, 1, uždegam lemputę, tegul prasivalo. Lemia. Drakonai. Su kontraktais. Taip. Gerai, nutraukė jisai kontraktus. 3, 2, 1 į portalą. Visus iš energetinio lauko. Taip. Jam labai silpna dabar. Kaip su temperatūra būtų, žinai? Čia dėl to, kad iškrito dabar daug. Ir ta motina jis maugia. Gerai, ir jam uždėk nuo tos motinos apsaugą. Jie dabar apsaugoti abudu nuo tos motinos. Jo. Gerai. Dabar pasižiūrėk Paulinai. Dėl kokios priežasties jai skauda nugarą. Jai skauda dėl, kaip pirmai pilve mačiau, ne? Tai dėl to jai ir skauda, nes čia tarytum toksai, nežinau, energetinis žiedas toksai ties pilvų užsideda. Po šonkauliais, taip maždaug ties paskutiniais šonkauliais toj vietoj, žinai. Toksai tarytum virvė aprišta, nu tos emocijos jas maugia per tą vietą. Gerai, mes ištraukiam visas negatyvias emocijas. 3, 2, 1. Taip. Jinai čia rašo, kad svoris nekrenta. Kokia priežastis? Nes emocijos. Dėl emocijų. Pažiūrėk, ar jinai tvarkosi. Kaip? Pažiūrėk, ar jinai tvarkosi su savim po hipnozės. Jinai tvarkosi, bet jai neišeina taip. Ką Jinai bando, bet jai kažkaip neišeina. Gerai, ką neblogai daro? Pasižiūrim višavoje. Nu, žiūrim. 3, 2, 1, aukščiausia aš. Tamsoj. Kūnas sveikas, bet tamsoj. Žiūrim, kodėl tamsoj. Atitrūko. Atitrūko. Pasiklyno. Kaip balionėlis toksai būtų pakibęs. Gerai, grąžinamės. 3, 2, 1. Sutvarkom taip, kaip turi būti. Čia dėl tos priežasties yra ir energijos jinai neturėjo. Energijos neturėjo, nes ne visiškai išsiurbta iš gimdos.
Ta prasme, tiek išsiurbta, kad net ten kaip vakuumas to gimdoj, žinai. Buvo kažkas tokio. Tai koksai gali būti santykis, žinai, kai tuščia. Supratau. Na ir dabar žiūrim. Jinai labai galvoja apie naujus namus. Tuose, žinai, kai žiūrėjomės ją per hipnozę. Ir pergyvena, kad finansiškai nepakels, nes vyras prarado darbą. Kokia situacija ten? Aš matau, kad pakels. Tiktais reiktų paieškoti naujų galimybių. Gerai. Jis nebereikalo prarado tą darbą. Dėl kokios priežasties jisai prarado? Nes reikia naujų galimybių dairytis. Jam. Gerai. Kaip šeimos kažkokia, ne tik jam asmeniškai, bet kažkas iš jį, kažkaip bendrai kažką, žinai, sukurti. Jam reikia kurti kažkokį tai savo verslą, ne? Tai gali būti ir savas verslas arba kažkokia, žinai, galbūt Paulina duos jam idėją kažkokią, kuri pratrauks, žinai. Gerai, suaktyviname Paulinos tą idėją ir integruojasi jisai ir jinai. 3, 2, 1. Kažką grubaus, bet meniško, žinai. Su kuo tai susiję daugmaž? Žinau, aš matau medžio, matau tokių dirbinių visokių, bet toksai nėra, kad tai būtų išraižyta, ne kažkoks smulkus darbas. Kažkas su statybom, bet su mediena. Nelabai suprantu, kas čia, bet toksai nėra visai smulkus darbas, bet ir toks vis tiek. Gerai, turės laiko Paulina pagalvoti abudu dabar. Ir žiūrėk, Paulina rašo čia tokia, nepakėlė algos jai. Gal galima pabandyti, kad bosai dėl to pakeistų nuomonę? Galima pabandyti pakeisti savo nuomonę. Gerai. Pabandom. 3, 2, 1. Čia, žinok, jiems abiems maksimaliai duoda visus ženklus, kad laikas keisti kažką, žinai. Gerai, mes dabar tada surandam. Duodam idėją, neduodam, jie patys savo idėjas išsitraukia iš gilių stalčių į paviršių ir pradeda abudu kūrybą. 3, 2, 1. Ką Paulina dirba? Jinai dirba tamse namuose. Seselė tą prižiūri. Nes šitą, žinai, ką aš matau pas ją, žinok, ofisinį kažkokį darbelį. Tai kad, man atrodo, jinai ofise ir dirba. Aš matau ją su kažkokiais polisais. Galbūt draudimas ar kažkas, nesuprantu. Tai čia reikia pakeisti tą darbą, ne? Jei, žinai, tiktų kažkoks biškai kitoks, tai, jei reikia žiūrėtis, kad nuo jos darbo priklausytų jos atlyginimas. Nes dabar, kai jinai gauna stavkę, ne? Kažkokią tais, nežinau, kaip fiksuotą atlyginimą, o jei reikia kažkokio darbo, kur atlyginimas nuo jos priklausytų. Jinai yra menedžerė. Dabar gavau žinutę. Bet jinai
kažkaip turiu labiau tokia būt savarankiška darbe, žinai. Nemoku pasakyti, kažkaip kažkoks darbas, kur nuo jos priklauso, kiek jinai uždirba. Man sakau, išlenda kažkokie draudimo reikalai. Ar jinai turi su draudimu pradėti dirbti? Galbūt kažkokie, sakau, polisai, ne draudimai kažkokie, aš nelabai suprantu, kas čia. Ar jai reikia keisti tą darbą, kurį jinai turi, būtent į šitą? Ne iš karto, jai reikia papildomą darbą, pasyvių pajamų. Pradėti nuo pasyvių pajamų ir tada žiūrėti, kas jai tinka. Kažkas tokio, žinai. Gerai, tai jie tas idėjas išsitraukė, jau iš stalčiukų visus integravosi. Jo. Gerai, tai dabar taip, pasižiūrim. Jie atsidaro abudu savo Pandoros skrynias. 3, 2, 1. Aš žinau, tas vyras kažkaip jisai nepriima gausos. Nepriima dėl to, kad nevalytas. Nu, turbūt, aš nežinau, bet jis nepriima gausos. Gerai. Jis atsidaro, bet uždaro ir pats pastumia, sako, dar ne. Gerai. Tai reiškia, jisai turi būti išsivalytas. Tai mes Paulinai duodam žinutę, kad vyras taip pat turi susitvarkyti, jeigu nori viską gauti, tai kas mums užrakinta yra. O Paulina? Paulina atsidarė, viskas gerai su Paulina. Kas tenais yra toj skryneliai pas ją? Tokių sentimentalių dalykų. Ir pinigų, ir vertybių visokių. Ir kažkokių popierių vertybinių. Gerai, visa šita integruojasi. 3, 2, 1. Taip. Atsijungia nuo Bluetooth'o ir išsitrina pas tos kūrėjus. 3, 2, 1. Taip. Gerai, dabar žiūrėk. Žinai, ką jai reikia pasitikėjimą dar įvaryti. Gerai, pasitikėjimą įdedam. 3, 2, 1. Taip. Uždedam savo apsaugas. 3, 2, 1. Abiem. Vyras priima. Vyras toksai priima, bet pas jį tiesiog balta ta apsauga, nemiksas. Ir tokia silpnesnė. Gerai, nieko nebus, kol nesusitvarkys. Gerai, svarbiausia, Paulina, jinai susitvarko taip, kaip turi būti, taip? Paulina žydė. Labai gerai. Tada dabar pasižiūrim dar jos namus. Pereinam su savo uraganu. Pridedam baltos šviesos, pridedam kristalų gyvų. Kažkas negerai su tuo vyru, aš nesuprantu, jis man visur išlenda. Paklausk, kas tau yra. Kažkoks šlykštus jausmas nuo jo, žinai. Gerai, dabar mes jį vis tiek, bet kokiu atveju atitraukiam, mes jo negalim nei tvarkyti, nei mes neturim net leidimo iš jų kol kas.
Tai tada uždėk Paulinai, kad jos nepažeistų emociškai, uždėk dabar kažkokias grotas iki to laiko, kol jisai įsivalys ir susitvarkys. Čia labai, žinok, painu yra viskas namuose. Tai reikia ir vyrą tvarkyti, ir namus tvarkyti. Žinai, kas yra? Bijau pasakyti garsiai, bet ar jis nebus jos išdavęs? Kažkokia išdavystė yra. Gerai, jeigu čia Paulina Bet nori. yra ir noras vaikų kažkoksai, nesuprantu. Gerai, jeigu Paulina norės, jinai pati pasiteiraus atskirai čia tuos dalykus. Gerai, tada pabaigiam šitą. Stabdom.